Pelnyta Žalgirio pergalė, sveikinimai komandai. Leidom jiems labai greit pajausti žaidimo skonį, atsidarė labai tokiais lengvais taškais baudos aikštelėje. Žinom, kad pradedam su lengvu penketu ir jie mus laužt bandys per ūsą. Ten buvome per minkšti ir jie gerai ėjo rungtynės, o mes priešingai mes neradom savo žaidimo, plus ir daug gerų metimų prametėm. Aišku, nebe Žalgirio gynybos geros šiandien. Tikrai rimtai rungtynės pasižiūrėjo ir kad būtume konkurencingesni ir rimtesni tokios rungtynėse, mes privalom tokie būti visą laiką, pradant nuo rungtynių su Nevėžiu, kur reikia žymiai anksčiau rungtynės uždaryti. Tęsiant su rungtynėmis su Lietkabeliu, prie plus 25 turim irgi rimčiau išeiti po didžiosios pertraukos. Ir tai tokiose vietose, kai tu nesi rimtas, į rimtas rungtynės, kai ateisi, nepaspausi tu to stebuklingo mygtuko ir staiga nepradėsi žaisti aukščiausių lygių. Turim, jeigu taip trumpiau, turim jaustis labai komfortabiliai, kad būtų diskomfortas. Komfortabiliai diskomfortą turim jausti, kiekvienoj treniruotis žymiai sunkiau ir ilgiau turbūt. Susidarė įspūdis, treneri, kad po ilgosios pertraukos išaugo abiejų komandų intensyvumas, fiziškumas. Buvo kažkoks griežtesnis pokalbis dėl gynybos keitesnės? Ne, tai faktas, kad pirmoji rungtynių pusė, kaip ir sakiau, yra lengvi tie ant low posto taškai, bet taip pat atidaryta buvo ir Ulanovo, ir Lekavičiaus kairės stipriosios rankos, paskui iš jų gaunasi iš stiprių pusių pagalbos tie 2-3 taškai į rūbinę, kur realiai rezultatas visą laiką apylygis buvo, vietoj to, kad turėtume 2-3 taškus pranašumą, einam su 8 minus. Tai atidarėme labai jūs tas stipriasias rankas ir leidom realiai šiandien, jeigu kas norėjo stiprią ranką, jie ėjo. Jeigu kas norėjo ant low posto kažką pažaisti, jie sužaidė. Tai to kietumo šiandien neužteko ir aišku, didžioji pertraukai stengiamės kažkokius bandyti pakeitimus ir žaidėjai aišku kitaip sureagavę išėjo, bet kai priartėjom prie -2, labai sekė du greiti tritaškiai ir iš tenai jau mes nebegrįžom. Samneris pataikė 3 tolimus metimus, kiek tai buvo jūsų rizikos, kiek galbūt netikėti dalykai? Nebuvo jokios rizikos, jisai spotapus tikrai gerai, kažkur kažkas kiti turbūt ištampė mus, ėjom per daug kitas pagalbas ir neėjom pilno klauzauto, iš to gavom tą tritaškį, tą spotapą vadinamą, kur jisai tikrai gerai gali pataikyti, tai nebuvo metimai iš driblingo, kur galima kažkiek gal rizikuoti, bet turėjome eiti pilnus klauzautus. Žalgiris apskritai pirmą klaidą padarė tik 20 rungtynių minutės, šiandien iš viso tik 4 klaidos. Tai buvo labai kokybiškas iš jų pusės rungtynės, ar tai daugiau vis tiek siejate su agresyvumo trūkumu gynyboje, ką ir minėjot jau? Visų pirma, pataisysiu 3 klaidos, nes viena yra puolime pražanga, tai yra traktuojama kaip irgi klaida 4. Tai realiai mes privertėm jos tik 3 kartus suklyst. O kas liečia antrą klausimo dalį, tai taip sutinku, kad tai yra daugiau mūsų gynybos spaudimo kamulio nebuvimas. Ten, kur sakau, turim gerai, komfortabiliai jaustis, ten, kur yra juodas darbas, ten, kur yra diskomfortas, ten mes turim kaifuoti. Bet to šiandien grįžimo į gynybą, grįžimo į rungtynės per gynybą, to nebuvo. Mes nežinau, reikėtų pasižiūrėti dar rungtynės, ar mes padarėm 2-3 topus iš eilės, nežinau, reikėtų patikrinti, bet šiandien mes varžovą nesustabdėm gynyboje. Margeris pakilo nuo suolo antroje pirmojo kėlinio pusės, sužaidė iš viso 20 minučių. Kiek jį dar fiziškai, jis jaučiasi fiziškai pasiruošęs 100%, ar vis dar kamuoja tas problemos su Achilu? Labiau reikėtų jo klausti, aišku, aš kiek tas seka dar jam iš paskos, bet tokios rungtynėse tikrai tai nėra pasiteisinimas ir jisai buvo pasiruošęs 100%. Evanso problema pradžioje atrodė, kad bus, bet ji nebuvo kertinė, po pertraukos Lukas Lekavičius koncertavo labiausiai ir praeitą kartą sumetė 17 taškų. Kas yra sunkiausia prieš Luką gynyboje? Jo greitis turbūt.
šiandien buvom paruošę šiek tiek kitokią gynybą negu rizikas pirmose rungtynėse šio sezono Žalgirio arenoje, bet ta gynyba mums nepasiteisino, nes daug kada mažas vėlavo kovoti iš užtvaros išlindinėdamas, didelis vėlavo pakilt tiek aukštai, kiek reikia prieš Lekavičių. Ir kai jisai gauna, kai Lukas gauna tos erdvės išsibėgėti, jis yra sunkiau sustabdomas. Kalbėjote nemažai apie gynybą, bet ir puolimas atrodo sumetė 76 taškus, 16 rezultatyvų perdavimų ir kas yra keista, kad atrodo, kad strigote gynyboje labiau antroje pusėje, bet per pirmąją pusę, kai įmetėte 41 tašką, buvo tik 5 rezultatyvūs perdavimai. Ar nepasirodė, kad kažkiek trūko daugiau vienas kito įtraukimo į puolimo žaidimą? Pasirodė, taip, po pirmųjų 2 kėlinių 5 asistai buvo, baigiam su 16, kažkiek geriau pradėjom judinti kamuolį, bet kai jie pradėjo keistis, žinot, noris, aišku, visą laiką nerašytos taisyklės didelis prieš mažą, mes norim ten duoti kamuolį, bet jeigu pasižiūrėt procentaliai, kiek mes iš ten užsibaigiam, tai procentas nėra didelis ir reikia kažkokių kitų būdų ieškoti. Kas liečia iš perimetro atakavimą, tai kažkur tos kantrybės trūko paprasčiausios arba kartais neteisinga taikinį atsitemdama į viršų. Labai didelis akcentas buvo netakoti Heiso, bet kažkodėl dažnai užsibaigdavo mūsų gyniai prieš Heisą. Tai čia turime išsireikalauti treneriai mes žaidėjų ir žaidėjai tos kantrybės parodė daugiau ir turim ant to dirbti. Toks vienas bendresnis klausimas. Šios rungtynės, kaip ir nemažai pastaruoju metu, išsiskiria dideliu kiekiu stabdymo, susitikimo, ilga trukme. Koks jūsų požiūris bendrai į tai, kad rungtynių trukmė yra išaugus ir kad yra atsiradę tiek daug stabdymų? Žinot, kas aš toks, kad čia vertintuos. Čia yra iš tikrųjų FIBA taisyklės, teisėjai daro savo darbą. Aišku, kažkaip tas ankstesnis formatas tikrai smagesnis buvo, turbūt žiūrovo akiai visų pirma. Mums kaip treneriams kartais ir pliusų tome yra, kad galim pasikvies žaidėjus, kažkokį derinį pabraižyti, bet bendrai tam visam krepšiniui tai nemanau, kad daro kažkokią, kaip pasakyti, grožį, suteikia papildomą. Tikrai atsimenu kažkada praeitą sezoną, turbūt dar šio sezono pradžiai, baigėsi rungtynės, nugalėtojų treneris, nugalėtojų žaidėjai pakalbinami. Dabar jau tam nėra laiko, nes jau netelpam į tas TV transliacijas, tai turbūt reikėtų tas išvadas daryti, bet sakau, ne mums čia jas daryti, o matom, kad tos rungtynės užsitęsia ir ką daryti. Sveiki, treneri, iki atkrintamųjų liko maždaug mėnuo, ta pirmoji vieta jau kaip ir nuplaukė, iki trečios irgi toli. Ką per tą mėnesį iki atkrintamųjų reikia padaryti, kad komanda nepasijaustų, kaip sakot, per daug komfortabiliai ir kaip tik tokio rimtumo įgautų, nors galimai tos varžybos niekur nebereikš? Kur kas sunkiau treniruotis ir žiūrėti tas 5 likusias rungtynės itin rimtai, nes tų vadinamų ups and downs neišvengiam, aišku, neišvengia niekas. Jeigu taip panagrinėtume apie kiekvieną komandą, čia daug kas tą etiketę klijuoja būtent Rytui, bet tų kalnelių nieks neišvengia, bet mes norėtume šiek tiek rimčiau žiūrėti į tas kiekvienas rungtynės, nes kaip tu žaisi, kaip tu treniruosies visų pirma, taip ir žaisi, kaip tu žiūrėsi į eilinės rungtynės, taip tau bus ir tos didelės rungtynės. Tai čia, sakau, tikrai stebuklingų kažkokių mygtukų neegzistuoja, kad čia atėjo playoffas, aš paspausiu ir dabar jau mes čia susikaupę žaisim ir gynybinius topus padarysim ir puolime atrodysim puikiai. To nebūna. Čia yra kiekviena treniruotė, kiekviena diena yra labai svarbi ir tą mes turim statyti jau balandžio vidurys. Dar vienas klausimas apie Luką Lekavičių, kadangi esate ir rinktinės trenerių štabo narys. Ar galvojate, kad Lukas šiuo metu yra favoritas užimti antrojo žaidėjo vietą, jeigu pirmą duotume Rokui? Atsakysiu labai paprastai ir sąžiningai. Ateinančią savaitę susitinkam tiek su Kaziu, tiek su Benu ir apie tai kalbėsim. Mano nuomonė, jisai nusipelnęs yra to. Lukas galbūt ir kažkoks sunkesnis sezonas Eurolygoje, bet potencialas didelis ir nepamirškit, kad šiemet panašu, kad gali būti tokia gera problema mums treneriams, štabui, ne ką kviesti rinktinę, ko nekviesti. Tai visą laiką čia yra geresnė problema negu atvirkščiai. Bandysim spręsti tos klausimus.